vykdo savo žodį. Ilgainiui Judo karalystę ir Jeruzalės miestą, kuriame Saliamonas buvo pastatęs nuostabią šventyklą, sunaikino babiloniečiai. Nors Jeremijas sielvartavo šitai regėdamas, jis žinojo, jog tai nėra Izraelio tautos galas. Pameni puodžių. Taip, iš suminkyto molio jis nulipdė naują ąsotį. Per Jeremiją Dievas perdavė dar vieną žinią belaisviams Babilone. Taip kalba Dievas. Po 70 metų, kai būsite išmokę man paklusti, grąžinsiu jūs į jūsų kraštą. Šis pažadas padrąsino žmones ir jie iš tiesų išmoko nešlovinti netikrų dievų ir jiems netarnauti. Būdami nelaisvėje, jie išmoko jiems skirtą pamoką. Kartais Dievas leidžia, kad jo vaikų gyvenime įvyktų nemalonūs dalykai. Kartais, tiesa ne visada, per tokius dalykus Dievas pataiso tai, kas mūsų gyvenime neteisinga. Jei viešpats Jėzus Kristus jau yra tavo gelbėtojas, ar išmokai jam paklusti ir visose gyvenimo situacijose pirmenybę atiduoti jam? Jei ne, išpažink, jog esi nepaklusnus ir tikėk, kad jis atleis ir sutaikins tave su savimi. Tada paklusk viešpačiui visame kame ir jis tave palaimins. Jei dar nesi patikėjęs viešpačiu Jėzumi kaip savo gelbėtoju, pirmiausia, tau reikia tai padaryti. Jei žinai, kad jis tau reikalingas ir nuoširdžiai gailiesi savo nuodėmių, gali melstis, pavyzdžiui, šitaip. Brangus viešpatie, žinau, kad esu nusidėjėlis ir tikiu, kad viešpats Jėzus mirė už mane. Atleisk man ir pašalink mano nuodėmes. Pasitikiu tavimi, viešpatie Jėzau, kaip savo gelbėtoju. Padėk man visada paklusti tau. Amen.